Dėkuoju, gerbiamas pirmininkaujate. Mano klausimas yra premjeriai. Gerbiama premjerė, trišalėje taryboje profesinės sąjungos ir verslas sutarė dėl minimalios algos kėlimo ir dėl NPD nuosaikaus didėjimo. Tačiau vyriausybė šio sutarimo turinio net nesvarstė ir savo sprendimą pasiūlė. Ar neparadoksalu, kad valdant nominaliai kairiai vyriausybei tikrasis socialinis dialogas nevyko arba bent jau įvykęs į jį nebuvo įsiklausyta iš jūsų, iš vyriausybės pusės. Ir tikrai ypatingai paradoksaliai skamba tai kaip paskutinis, galima sakyti, jūsų vadovaujamos vyriausybės sprendimas, turint galvoje ir jūsų patirtį ilgametę darbo profsąjungose. Ačiū labai už klausimą. Iš tiesų buvo duotas aiškus pažadas tiek profesiniams sąjungom, tiek darbdaviam dar pavasarį ir jų buvo prašyta susitarti dėl minimalaus darbo užmokesčio. Ir tuomet mes tikrai pažadėjome, kad jeigu jie susitars dėl dydžio, kad mes papildomai to dydžio nesvarstysim, o priimsim jų susitarimą. Bet lygiai taip pat buvo kalbama ir apie neapmokestinamą pajamų dydį ir sakėme, kad šitas klausimas yra svarstomas kartu su biudžetu ir galutinį sprendimą priima Seimas. Todėl būtų labai keista, kad profesinės sąjungos su darbdaviais sutartų dėl bet kokių mokesčių pakeitimų. Tai tikrai nėra jų kompetencijos ribose ir kolektyviniam susitarime tokių susitarimų negali būti. Bet mes girdim lūkestį ir dėl to nuo sausio 1 dienos atsiras papildomas neapmokestinamas dydis kiekvienam tėčiui, mamai už vaiką. Ir jis bus daug didesnis, negu dabar siūlo darbdaviai ir profesinės sąjungos. Jis sieks 1044 eurus. Ir man atrodo, kad tai labai ryšasi ir su tuo mūsų pagrindiniu tikslu, šeimos politikos stiprinimo tikslu. Tai šiai dienai siūlome 8 procentus plus didėjimą minimalios algos ir nuo sausio 1 ir taip pat nuo sausio 1 papildomą neapmokestinimą dydį už kiekvieną vaiką, kuris ženkliai turėtų pagerinti pajamas mūsų šeimo.